Labas visiems, darysiu naminį majonezą. Tam dalykų reikės vieno trynio, taigi kiaušinio vieno, reikia atskirti baltymą nuo trynių, druskos, garstyčių, citrinos, alyvuogių aliejų, acto, aš tai paėmiau balzamiškas actas ir prieskonės. Ir aišku, blenderiu, kad viską suplaksim. Kai biškį jau suplakam, tada pridedu šaukštelį garstyčių. Įdėjus garstyčių vėl suplakam. Šitą majonezą darau šiaip su 2 tryniais. Biškį įspaudžiu citrinos, kad turėtų savo skonį. Ir vėlgi viską suplakam. Su viena ranka to judesiu negaliu parodyti, bet plakam ir lėtai pilam alyvuogių aliejų. Kad nebūtų, jeigu per daug įpilsim, tada, pamatysim, kad bus ne tas, ką norim. Nebus tokia kreminė masė. Tai va, dėja su viena ranka negaliu to filmuoti, bet va, lėtai plakant ir pilam po mažų, lėtai irgi plakam. Kaip matom, jau suplakau, tai irgi po biškį plakant įdedu actą. Kiekvienas kokią nori gali naudoti. Tai va, būtent va, tokią naudoju. Nu ir ką, actą irgi po biškį mes įpilam. Dar iš karto noriu pasakyti, jeigu jūs nemėgstate ne aštrumo, o rūgštumo, tai aišku labai nesiūlyčiau to recepto, nes nuo acto ir nuo citrinos yra tas rūgštumas. O kaip aš tai pavyzdžiui mėgstu, tai vat, man kaip tik tinka, aš dar pridedu prieskonių, tai marijanas, bazilikas, šviežių dėja šiuo metu neturiu, tai vat kokių turiu įdedu. Ir irgi išmaišau pagal savo skonį. Taigi, skanaus. Ir daug nedarau, čia labai mažai yra padaryti, bet man atrodo, kad geriau dažniau, bet pamažu. Tai vat, viena porcija. Viena porcija 3-4 žmonėm. Taigi, skanaus.